miestas, spalvotas daug lempučių. Reikia rasti šeimą, ar mums turi pasitikti. Va, labą dieną. Tuoj apeisime iš kurios pusės arčiau. Čia. Labą dieną. Jūs neprieštraujate būti kadre, ne? Tuoj, aš jų. Mantas. Sveiki, Mantai. Andrius. Labas, Ugne, gerai. Labas rytas. Mes labai gerai miegojom Skandinavijoje, kur toks švarus vanduo ir oras. Labai gerai nusiprausi ir gerai miegi. Ir atėjo laikas man pusryčiams. Valgau kiaušinius su pomidorais, tilka verdasi. Bandau pagauti tilką, va. Tilka verda avižas, tilka ir man išvirk. Šiek tiek tavo. Ir va namų šeimininkė Ugnė. Ugnė irgi pusryčiauja. Visi sveikai valgo. Po to vis tik į sveikatingumo seminarą rengėsi. Dalykas, kuris man atrodo teisingas Švedijoje, tai yra, kai televizija rodo kažkokią laidą arba filmą anglų kalba, nepaisant to, kad švedai turi savo kalbą, švedų kalbą, nėra verčiama, yra rodoma tik tai subtitrai, bet tokiu būdu tada žmonėms suteikiama galimybė iš tiesų tą anglų kalbą išmokti skirtingai negu pas mus. Mes ką tik pavalgėm. O jeigu aš tiek valgysiu, tai aš iš karto storėsiu. Aš negaliu sau leisti tiek valgyti. O kas būtų tas didžiausias skirtumas irgi tarp, aišku, aktyviai moteris arba aktyviai leidžianti vyras ir tie, kuris nėra aktyviai leidžianti laiko, tarkim, jie nesportuoja ir taip toliau. Bet irgi tai, kas pagreitina mūsų medžiagą apykitą. Kai aš nebuvo sportinė, nedomėjo to sporto mitybą. Statybinė medžiaga, ne? Nes mes turime ne tik raumenis, bet ir riebalų, kažkiek turime netgi kultūristas, kuris stovi scenoje ir kuris yra superformos. Jisai turi vis dar 3-4% jo bendros kūno masės yra riebalai, nes jeigu būtų mažiau, pavyzdžiui, būtų 2%, tai jau būtų miręs kultūristas. Dėl to, kad žmogus su tokiu mažu riebaliniu sluoksniu gyvųjų tarpe jau negali likti. Todėl riebalai yra iš dalies mūsų ir statybinio organizmo medžiaga, ir riebalai yra energijos šaltinis, bet riebalai yra... Pietaut po seminaro, po šventiškai įsipošus į Stokholmą. Mano mėgstamiausia vieta visada yra bufeidina, tai yra bufetas, kur susimokys startinį mokestį ir valgai kiek nori. Ir mes visada, būdami kiekviename mieste svečiuodamiesi, stengiamės, jeigu įmanoma, tokį vientą rasti. Čia be manęs matau dar vieną didelį žmogų, jam irgi čia nesvetima. Gerai, ir aš turbūt pradėsiu nuo sušių. Sušiam yra šiaušių silpnybė, kaip kokia moteris, kaip FIFA. Kaip aš ir svajojau, kol pietavom, Stokholme pasnigo. Norėjau pamatyti pagaliau sniegą. Nuo to laiko, kai grįžom iš Afrikos, sniego dar nemačiau. Ir dabar dar išeisim, pagersim kavos. Kas įdomu Stokholme, tai kad prieš tai mums važiuojant jau smarkiai snigo, iš užmiesčio važiuojant į Stokholmą. Ir čia sako Stokholme, kad sniegas nesilaiko, kadangi yra mieste šilta, dėl visko, dėl pastatų, dėl mašinų, dėl apšildinimo ir panašiai. Tai sniegas ilgai nesilaiko ir sniegas greitai ištirpsta. Ir dabar jo, tiesą sakant, nėra daug. Mes jau oro uoste, kelionė buvo labai gera ir seminaras labai gerai pavyko ir iš karto buvo labai smagu apsėti, kiekvieną kartą būna labai smagu. Šį kartą auditorija buvo labai tokia tikslinė, jautėsi, tai buvo jauni žmonės, kurių dauguma iš tiesų labai gerai atrodė ir matėsi, kad jie jau prisižiūri, ką valgo, žino, kaip reikia maitintis, daugelis jų treniruojasi, dėl to, kai kalbės tokia auditorija, yra įdomiau, nes klausimai, kurie juos užduoda, ar taip pasakau, kuriuos jie užduoda, atsiprašau, jau esu pavargęs, jau nėra tokie paviršutiniški, nėra patys paprasčiausi, nėra patys banaliausi ir juos atsakinėti taip pat yra įdomiau.
Ir tie žmonės, kurie šiandien šioje kelionėje mus priėmė ir apgyvendino, tai yra Ugnė su savo draugu Mantu ir jos tėvai, Žilvinas ir Neringa, ir mums Stokholme labai daug aprodė, labai daug miesto pamatėm, daug aplankėm, tai dėl to jaučiamės ir gerą darbą padarę, ir turistais pabuvę. Dabar jau esame oro uoste, mūsų lėktuvas vėluos 20 minučių, bet kadangi neturime bagažo, turime tik tai rankinį bagažą, tik tai kuprinės, tai ir atvykome likus netiek daug laiko iki skrydžio. Dabar netgi įskaitant tą vėlavimą, mums liko laukti tik tai valandą, nieko baisaus, ir man atrodo, kad lėktuvė mes užmigsime. Netgi esame pavargę ir jau ir vakaras gan vėlus, netgi pirmin skrisdami dviejose tuose skrydžiuose ir iš Vilniaus į Rygą ar po to iš Rygos į Stokholmą irgi abudu miegojame, abudu užmigome, tai tie skrydžiai neprailgo. Man atrodo, užmigsime šį kartą, atsibūsime Vilniuje, išsikviesime taksį, atvažiuosime namo, rytoj atsikelsime 9 val. Abudu pradedame darbą, abudu 9 val. Turime klientus. Rytoj, manau, atsibūsime visiškai švieži ir vėl norėsim dirbti. Ačiū, kad žiūrėjote. Labą naktį.